7 dalis. Namai po žemėm. Šioje dalyje pabandysime įsiaiškinti, kiek giliai po žemėmi šitie namai. Taigi iškart netempsiu gumos ir pasakysiu, koks tai magiškas skaičius. Tai yra 7. 7 metrai po žeme ir giliau. Užkasti miestai visam pasauliu. Čia, sakykime, Kaunas. Čia prie Kauno pilies kasinėjimai, prie senos žydų ligoninės, prie pat pilies, prie griovio atkasti pastatėliai. Va. Kitoj pusėje bažnyčios, prie kitoj pusėje pilies, kur bažnyčia stovi, ten kasinėjimai vyko, kažkokį vamzdį pervedinėjo, tvarkė suoliukus, tai 3 grindinius atkasė, vieną 2-3 metrų, kitą 7 metrų gylyje, taip kad 2 kartus buvo užnešama kažkas žemėm. O čia Vilnius. Matot, 3 kryžių kalnas, nu ir paklausykite, ką šneka mūsų mokslininkai. Ir buvusio Kreivojo, gyvenvietės, gal mes taip išdidžiai sakom, Kreivojo miesto širdis. Geologiniais brėžiniais yra nustatyta, kad vietomis senasis reljefas siekia 8 metrus gylio. Po 8 metrų gręžimo tik pasiekėm tą paleoreljefą, tą kultūrinį sluoksnį, kuris buvo Kreivosios pilies egzistavimo metu. Spėliojama, kad toks pavadinimas gali būti siejamas su Žynio ryto vardu. Taigi Vilniui netgi ant kalno gyvenvietė su pilim 8-7 metrų gylyje kultūrinis sluoksnis. O čia mums gerai žinoma Kernavė, Kernavės piliakalniai. Ir kas čia neaiškaus atrodo, ogi pasirodo, čia irgi ir daug paslapčių. Pasirodo, kad mūsų mokslininkai tyrė piliakalnius ultragarsu ir pasirodo ten viduje ertmės, tuštumos. Ir ką reiškia tuštumas? Tai reiškia viena, kad tenai po tais piliakalniais, po tom žemėm yra pastatai. Pastatukai. Bet kažkodėl čia labai nenoriai apie tai pasakoja. Tarp kitko, vyko kasinėjimai, ten pastoviai vyksta kasinėjimai ir 7 metrų gylyje buvo atrastas miestas nemažesnis kaip Vilnius. Teritorija pagal tai dabar kiek ištyrinėta, tai ten turbūt 5 procentai visko. Jie taip giliai nesikasa. O ten buvo rasta 7 metrų gyliai ir keramikos gaminiai, ir pastatai, ir grindiniai, ir viskas labai paslaptingai neafišuojama. Muziejai irgi visi viską žino, bet, labai jau nenoriai ten apie tai šnekama. Visi viską suranda, užfiksuoja, bet plačiai visuomeniai šitą informaciją neskleidžiama arba labai mažom nuotrupom per žiniasklaidą, bet nespecialistas to paprasčiausiai nepagauna. Tai va, ten su Kernave daug reikalų, ir tuneliai nuo Vilniaus, ir pro Kernavę ir į Kauną, ir daug, ir didelis miestas, žiauriai didelis miestas, bet kasinėjimai tokiam lygmenį nevyksta, nėra ar pinigėlio ir noro, va, tai va taip. Čia Ukmergė.
pats centras. Kasė komunikacijas, darė komunikacijas ir va, yra duobėje matuoklė. Ir va toks va gylis yra. Ir va čia va atkasė sieną. Siena va atkasta, raudono plytų, įkasta, nedakasta, nes toliau dar net nekasė. Bet nusprendė miesto valdžia, kad čia ne paveldas ir nieko čia nereiškia, čia šitos sienos pastatų. Va, čia taigi va, senas miestas Ukmergė, ten irgi ir pilis yra po žemėm žvaigždės formos ir daug pastatų, čia po žemėm Ukmergė jo daug, toks senas, geras miestas, ten daug paslapčių. O čia Kretingoj prie dvaro. Kairiai pusėje va šaligatvis matosi bortas, o po to va tas lygmenys namo, va toks, ir po to va ten gilin, nu ten kokie 4 metrai turbūt. Gilinis dar kaip ir po žemė, va toks va įėjimas, va, su tiltu į pirmam aukšte, jis normaliai gatvės lygyje, nu ir antras dar vat po žemę. Čia Kretinga. O čia Rokiškis, čia kaip kažkur tai minėjau, va čia labai gerai matosi, va, Rokiškio bažnyčia, čia prie kapinių, va, yra va medžiai, va tie patys medžiai, tokio pat maždaug amžiaus, va šalia, va, ir šalia, va, matosi, va, labai, va, toks, va, keistas medis, kuris neturi kamieno, va, lygiai tokia pati valaja, tik tai be kamieno, va, tas pats medis, su kamienu, ir, va, toks, va, medis po žeme, ten, va, senamiestis Rokiškio bažnyčia, va, Rokiškėnai irgi turi tokių dalykų. Ir ne vien, bet čia vienas iš jų. Na, ir kad netrodytų, kad čia tik tai Lietuvoje viskas, papasakosiu keletą istorijų ir apie kitur. O taip, prie to viso bendro vaizdo. Čia, tarkim, čia yra Australija, Australijos senamiestis. Ir štai va tokie va pastatai. Tokie pastatai, kaip ir, nu, atrodo, kad žmogeliai atėjo, nu, visur statė ir čia pastatė, nu, bet situacija Australijoje yra kitokia. Ten 18 amžiuje atrado anglai ir vežė kalinius, visas atmatas iš visus žmogžudžius čia į Australiją, kad numirimai. Taip, kad jie tenai, nu, nelabai buvo suinteresuoti statyti va tokių va pastatėlių. Ir neturėjo nei su kuo jų statyti, ir neturėjo motyvacijos jų statyti, sakykime taip. Šiaip žmonės pradžiai įsikūrė paprastai, kad galėtų išgyventi, o ne pastato bažnyčią, o po to jau kažkaip bando išgyventi. Tai va, tai čia vienas iš tų dalykų. O antras, kad Australijoje irgi daug atrasta barokinių pastatų, požemių, praėjimų, viskas irgi ne kaip ir visam pasaulyje. O čia vat irgi senamiestis stovi, va tokia graži bažnytėlė. Nu, ją pastatė banditėliai, neišmanantis nieko apie statybą, bet, nu va, arba aborigenai Australijos. Tai va, tokie vat vaizdeliai Australijoje. O čia Romos koliziejus, nu atrodo, nu kas, viskas aišku, Romos koliziejus. Ko čia prie jo kabinėtis? Nu, civilizacijos lopšys,
Bet tas civilizacijos lopšys, vat būtent šita vieta, pats centras, čia kur visas arkos ir visas amfiteatras, nu ir kas pasirodo jį atkasinėjo Musolinis po pirmo pasaulinio karo, kad įrodytų savo tautos ir savo viršenybę virš kitų ir kasė jie stipriai, nes ten, nu stipriai, nu tie 7 metrai čia atkasti, yra nuotraukos, kitą kartą parodysiu ir jas. Nu šitą video noriu pakomentuoti iki video, čia Klaipėda ir noriu, kad atkreiptumėte dėmesį į kelių metrų gylyje jie nori kapstytis, na aišku, jie čia su tendencija, kad tipo bus aikštelė mašinam, bet ta prasme gylis įdomus ir jau jie žino, kad čia jie jau atras viską, konkrečiai žino, kad ras kažką tai. Pretekstas yra ir ieškojimas 7 metrų gylyje irgi kažkaip labai sudomino šitos žmonės. Viena, o antra, kad kai jau atkasė šitie pastatėliai, tos pastatus, jau jie buvo užminuoti po antro pasaulinio karo, jie buvo pripičkinti sprogmenų, taip kad labai keista, ką čia norėta paslėpti ir manau, kad čia žvaigždės formos pilies ar pats viduriukas, nežinau, nu įdomu čia faktą, nu dabar leidžiu video. Teritorija apjuosta tvoromis, rengiamasi pradėti rekonstrukciją. Tas objektas ganėtinai sudėtingas, bet tuo pačiu labai svarbus, jaučiam didelę atsakomybę, nes tai yra, sakyt, Klaipėdos širdis, suprantam visų žmonių susidomėjimą, vizijas, lūkesčius. Bet pirmiausia, teks atlikti archeologinius tyrinėjimus. Yra šiek tiek nežinomybė, labai tikimės, kad pavyks gerai bendradarbiauti su kultūros paveldo departamentu, nes mes jau žinom, kad čia yra visus sluoksniuose senas miestas, tai tikrai žinom, kad atras kažką. Baiminamasi, kad koją gali kišti ir gruntiniai vandenys. Kas bus atvėrus šią teritoriją, esą sunku pasakyti, o kasamasi bus į 7 metrų gylį. Vienas iš pavyzdžių yra muzikinis teatras, kuris tikrai turėjo rimtų problemų su poziniais vandenimis, tai yra požeminiais pūdyminiai vandenys, bet turime visiškai kitą situaciją Memelio miesto teritorijoje, kur savininkai įsigijo net ir specialias adatas nutraukti paviršinį vandenį, ten jo nėra. Miesto centre giliai kastis reiks, nes čia suplanuota įrengti 2 aukštų požeminę aikštelę automobiliams. Jų tilps apie 230. Požeminė aikštelė būtina, mat šalia aikštės neseniai baigtas tvarkyti Klaipėdos muzikinis teatras, bet mašinų nėra kur statyti. Viliamasi, kad parkavimo situacija pagerės ir visame miesto centre. O taip atrodys pati aikštė, jos akcentas plokštuma, kurioje bus atvaizduotas Klaipėdos istorinis žemėlapis, aplink amfiteatras. Aikštėje bus ir pylimai žymintys čia buvusį užstatymą. Konkurso sąlygose buvo numatyta, kad darbai truks net 3 metų. Nu ir truputis apie Ameriką, kaip be Amerikos. Taigi, matote garlaiviai pradėti gaminti pagal Wikipediją 1700 kažkelintais metais. Nu, šitie apie 1840 metus plaukiojo po Ameriką, vežiojo krovinius. Nu, vežiojo, tai vežiojo, bet kame čia reikalai, o reikalai pasirodo irgi yra. Taigi, nu dabar nepasakysiu, kokioj ten apylinkė Misisipės kažkur valstijai. Nu, čia reikia informacijos, kas norės susiras. Vienu žodžiu esmė tame, kad buvo informacija, kad buvo nuskendę 2 garlaiviai. Žmonės ieškojo, buvo speciali ekspedicija, bet upė kažkodėl buvo pakeitus vagą, jie
radarais kažkelintoje ekspedicijai aptiko tos garlaivius šalia upės ir kai bandė juos atkasti, jie buvo 7 metrų gylyje. Tai čia buvo iššūkis, žmonėms tikrai buvo didelis iššūkis. Jie atkasė tos garlaivius, ištraukė, padarė muziejų ir kokią išvadą. Tai buvo irgi visiškai neseniai. Viena. Antra. Ką vežė garlaiviai? Kokias prekes vežė garlaiviai? Apart medžioklės įrangą, batus ir visa kita, buvo vežamas didelis krovinys kiniško porceliano, aksesuarų, kitokių prabangos aksesuarų. Tai ne vienas porceliano komplektas, bet tai daug daiktų, stipriai rankinukų, aksesuarų, kinietiško porceliano krovinys. Kur vežė šitas krovinį indėnams, nežinau, jeigu nebuvo civilizacijos tais laikais, tai laukinėse vakaruose porcelianas, kelia nemažai klausimų. Dar su Amerika, Dvynių vietoje, kur susprogdinti, kur sprogo teroro aktas, Dvynių vietoje buvo atlikti kasinėjimai ir 7 metrų gylyje buvo atrasti laivai, prieplauka su laivų liekanom. Tai va tiek mažumą apie Ameriką. Kadangi pakabinam Šiaurės Ameriką, reikia pajudinti ir Pietų Ameriką, Meksikas, piramidės. Miestai po džiunglėmis atrasti baisūsiniai dideli miestai, beveik visoj Pietų Amerikoje, kur tik džiunglės, visose po džiunglėm rasti didžiuliai miestai, miesto kompleksai su visa infrastruktūra. Žmonės su šiuolaikinė technika, lidarais, kur nuima viršutinį, žalią sluoksnį, jie mato žemę, lazeriu praskanuoja ir matosi, išlindo tokie vaizdai, kad dideli plotai, dideli milijardiniai miestai, daug miestų ir didelė infrastruktūra. Ir viskas po džiunglėmis, po žemę. Ten tiek atkast, nežinau, bet ta prasme dideli plotai ir atradimams yra vietos belenkiek. O čia irgi piramidė, irgi atkasta. Ir, atspėkit, kurgi jinai. Manau, mažai kas atspės. Tenerifėje. Tenerifėje yra piramidės. Ir vietiniai guančiai, baltaodžiai, mėlynakiai, kurie buvo ispanų gražiai, ispanais inkvizicijos gražiai išnaikinti. Bet šitie pastatėliai, tos piramidės irgi atkastos, jos buvo po žemę, Tenerifėje. Taigi, apie šitos reikalus mokslininkai labai nenoriai pasakoja, jie krapštosi paviršiuje ir nenori, jie ten, jeigu randa, tai tyliai, bet iš principo labai nenori čia pasakoti, jeigu ir žino ką, bando ieškoti, bet čia dar didelis tabu. Čia buvo tik keli faktai, tik tai prabėgom, mane tai kažkaip labiau domina Lietuvos reikalai, bet Lietuva yra žemės bamba, kaip sakant, reikia aplink tą bambą irgi biškį pasižiūrėti, kas vyksta. Taip, kad
šiam kartui tiek, iki sekančio.